Sveiki, šiame vaizdo įraše kalbėsiu apie funkcijas min, min if s, max, max if s. Funkcija min yra skirta mažiausiai reikšmei rasti pažymėtoje langelių grupėje. Max funkcija yra skirta didžiausiai reikšmei rasti pažymėtoje langelių grupėje, nurodytoje langelių grupėje. Tai dabar jeigu ieškome didžiausios surinktų taškų sumos, tada mums reikėtų naudoti funkciją max. Funkciją max galime rašyti tiesiog tame langelyje lygu max, funkciją čia pat ir turime. Na ir skliaustelėse reikėtų nurodyti langelio grupę. Tai mūsų langelio grupė yra surinktų taškų suma. Pažymėm pirmą langelį, Ctrl+Shift, rodiklę į apačią, pasižymė visi langeliai, na ir skliaustelius uždarome, spaudžiame Enter ir gauname, kad didžiausia surinktų taškų suma yra 80. Na, čia iš karto ir matome, 3-4 mokinys surinko po 80 taškų. Na, analogiškai būtų galima apskaičiuoti, rasti ir mažiausią surinktų taškų sumą. Tik čia jau ieškotume su funkcija min šitą. Na ir dabar spaudžiame F nuo X, nerašysiu čia dabar, bet tiesiog spausiu F nuo X ir pasirenku funkciją min. Turime mes tą funkciją. Ir vėlgi reikėtų pažymėti langelio grupę, tą pačią langelio grupę, tie patys veiksmai, na ir viskas spaudžiame įterpti ir mažiausia surinktų taškų suma, matome, yra 0, iš tikrųjų yra mokinių, kurie surinko 0 taškų, tai yra mažiausia surinktų taškų suma. Dabar galime skaičiuoti ir pagal kažkokias tai kriterijus, pagal kažkokias tai sąlygas vieną ar kitą reikšmę. Na ir dabar žiūrėkite, yra pasiūlymas surasti mažiausiai 9 surinktą taškų sumą. Tai vadinasi, kriterijus bus, kad ne iš visų mokinių, o iš 9. Tam jau yra naudojama funkcija min if s. Susirandame šitą funkciją min if s. Atkreipiu dėmesį, kad min if nėra tokios funkcijos. Na ir dabar pirmiausiai tai yra tų langelių grupė, kurioje mes ieškosime. Tų langelių grupė, kurioje mes ieškosime mažiausios reikšmės. Tai mes ieškosime tarp surinktų taškų. Tai pažymime surinktų taškų visus langelius, kuriuose yra nurodyti taškai. Toliau kriterijų diapazonas. Tai mes ieškosime 9. Kiek mažiausiai surinko 9 taškų. Tai kriterijų diapazonas yra klasės. Mes pažymime visas klases ir vienas iš kriterijų tarp tų pažymėtų klasių tai yra 9. Mes ieškosime konkrečiai 9. Tai ir paspaudžiam tiesiai ant 9 klasės, o jeigu rašote ranka, tai kabutėse lygų 9. Na ir spaudžiu įterpimas. Na ir žiūrėkite, mažiausia 9 surinktų taškų suma yra 0. Vėlgi, jeigu paieškotume, ar tikrai 9 yra, kurie surinko 0 taškų, tai va, turime jau vieną mokinį, kur tikrai yra surinkęs 9 0 taškų. Tai ir mažiausia 9 surinkta taškų suma yra 0. Na ir analogiškai galime skaičiuoti, rasti didžiausią surinktų taškų sumą pagal porą kriterijų. Tai jau dabar yra Kretingos rajonas ir 11. Tai vėlgi pažymim langelį, vėlgi spaudžiam F nuo X, pasirenkame funkciją max, nes mes ieškome didžiausios reikšmės, max if s. Toliau pažymime maksimalios reikšmės diapazoną, tai mes iš taškų ieškosime didžiausios reikšmės,
tai pažymime visas surinktų taškų sumas, visą šitą stulpelį. Toliau kriterijų diapazonas. Pirmiausia, ieškokime, kad tai yra Kretingos rajono mokiniai, tai pažymėti reikėtų kriterijų diapazoną visus rajonus, tai vėlgi pažymime visus rajonus ir savivaldybės, čia matau yra. Ir kriterijus yra, kad tai yra Kretingos, tai kriterijus yra Kretinga. Na, o toliau įtraukiam dar papildomų kriterijų diapazonų ir kriterijų, tai kriterijų diapazonas toliau yra 11-okai. Tai dabar jau pažymime visas klases, antras yra kriterijus, visas klases ir įtraukiam patį kriterijų, kad tai yra 11-okai. Na ir įterpkim ir Kretingos rajono 11-okai surinktų taškų suma yra 0. Jeigu mes, sakykime, norėtume matyti, kad tai būtų ne 0, o būtų kažkoks tai kitas, tai mums reikėtų galbūt paieškoti, kur yra 11-okai surinkę ne 0 taškų. Na, matau, 11-okų lyg ir nėra, 12-okai tikrai lyg tai buvo, 11-okai 6 yra, bet jie yra Telšių rajono, ne Kretingos rajono. Telšių 11-okai yra, bet paimkime tada Kretingos, paieškokime gal 12-okų. Tai mums tiesiog reikėtų šitoj funkcijai, čia yra pirmiausiai diapazonas, kur mes ieškosime maksimumo, toliau yra rajono kriterijų diapazonas ir Kretinga, na ir toliau yra klasių diapazonas ir toliau yra 11 klasė. Tai čia mes galime vietoj šitos pažiūrėti, ar tarp kretingiškių nėra 12-okų surinkusių daugiau negu 0 taškų. Tai aš pakeičiu paskutinį kriterijų klasėms nusakyti ir pažiūrim, kad vis tiek yra 0 taškų. Tai tokiu būdu neradom didžiausia negu 0, daugiau negu 0 surinkusių Kretingos nei 11-okų, nei 12-okų. Ir tokiu būdu aš parodžiau jums, kaip naudojamos funkcijos min, max, min if s ir max if s. Min ir max yra naudojamos, kada nėra jokių kriterijų, kada tiesiog norime iš langelių grupėje rasti didžiausią ar mažiausią reikšmę. Na, o min if s ir max if x naudojamos tada, kada mes jau turime kažkokius kriterijus. Tų kriterijų gali būti vienas, tų kriterijų gali būti keli.